Pradėdamas šį kreipinį jūs noriu išreikšti savo pasididžiavimą marijampoliečiais už jų akciją. Tai parodytas kilnumas, susirūpinimas ateitimi ir tuo pačiu patraukiant ir parodant lietuviško dosnumo, atvirumo ir jautrumo, reiškia, kada iškyla klausimas padėti kitiems. Noriu būti pirmūnas, jau parodė, kad žmonės yra jautrus, kada iškyla tikrieji reikalai, o šiandieną kalbame apie jaunimą. Jaunimas, kuris turi eiti į mokyklą, kur šeimos susiduria su sunkumais, kuriems reikalinga būtina pagalba. Ir aš sveikinu pradėtą akciją. Džiaugiuosi, kad ne viena vietovė jau yra įsijungusi į tą ir aš tikiuosi, kad surinkta parama jaunajai kartai pradėti mokslus, pastatyti jos į gyvenimą ant tvirtų pagrindų yra pavyzdys, kaip rūpintis ateitimi. Ačiū tiems, kurie tą akciją surengė, ačiū tiems, kurie talkininkauja, aukoja ir tikiuosi, kad tai yra tikrai bus didelis ir gražus investavimas į mūsų jaunąją kartą, planuojant ir žiūrint ir įsivaizduojant, kokia ta Lietuva turi būti ateity. Mili bičiuliai, rugpjūčio 23-25 dienomis visoje Lietuvoje vyks akcija Būk pirmūnas. Akcijos metu jaunimo organizacijų savanoriai rinks mokyklinės prekes vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Kviečiu kiekvieną iš jūsų prisidėti prie akcijos, nuperkant ir padovanojant pačių būtiniausių mokyklinių prekių. Jums tai tik centus kainuojantis pieštukas, o vaikas galbūt tuo pieštuku nupieš ir įgyvendins savo svajonę. Socialinė akcija Būk pirmūnas vyks prekybos tinklų parduotuvėse 12 didžiausių Lietuvos miestų.